Taip. Žodžiu, ruošiame parodoms medžiagą. Artimūta Rimvydas Pupelis, biografija turiu, parodų sąrašą turiu. Pavadinimas yra svarstomas. Paveikslai yra apie mirtį, kiekis apie 10 vienetų, akrilinės tapybos ant drobės, formatas 1,70 m, 2 maždaug. Tema aprašas ir pavadinimas. A jeigu pavadinimas būtų tuk, aš pas jūs į svečius. Gali būti, bet mirtis jame geriau būtų. Pavyzdžiui, pavadinimas galėtų mirtis šokdina mano laimę. Tinka šiaip šitas. Kaip? Kodėl būtent dabar šita paroda? Susijusi su amžiaus krize. Kokia amžiaus krizė jūs kankina? Iš vienų metų pereinant į kitus metus, kaip per naujus metus, ištinka krizė, atsiranda krizės, atsiranda apmąstymų laikotarpiai, pavyzdžiui, vakare, ryte, arba rudenį ir pavasarį. Tai yra perėjimas iš vieno į kitą. Tai kur jūs dabar pereidinėjate? Aš manau, kad tai atsiranda, paroda, pati kūrinių epopėja arba kūrinių, tam tikras kūrinių dalis kūrinių, paveikslų, sakykime, paveikslų, taip, susidaro iš vieno pavadinimo. Kai aš sugalvojau, kad labai įdomi variantas yra viena pagrindinė paveikslo 7 nykštukai myli vieną mirtį. Ir pasirodė, tada man labai tapo aišku ir, tada supratau, kad visi miršta ir gimsta taip pat. Tai, kai ateina gyvybė arba išeina gyvastis, tai yra mirtis. Negali būti, visi 7 nykštukai mirė tą pačią mirtim. Bet kaip, nebūtinai žmonės visai miršta. Ne, tai yra mirties forma, bet miršta jie tą pačią mirtim. Nebūna kitos mirties, tik viena mirtis. Ir nepriklausomai nuo ko, lygiai taip pat miršta uodas, tekšdamasis į mašinos langą, arba taip pat miršta, reiškia, erelė pagauta paukštis, taip pat ir žmogus miršta tą pačią mirtim. Visi miršta vienodai, netgi tie, kurie miršta didvyrio mirtim ir tie, kurie miršta bailio mirtim ar išdavyko mirtim. Jie visi miršta taip pat. Nėra skirtingos mirties. Jie visi miršta taip pat. Bet gal savijauta yra kitokia, o nesvarbu, kokia yra savijauta. Tai čia yra iki mirties. Savijauta, sirgomumas, ar esi pavalgęs, ar esi alkanas. Bet iš kur jūs žinot, jūsgi dar nemirėt? O gal yra kažkoks skirtumas? O gal tas žmogus, kuris miršta, jis dar nebūna miršta, gal jis girdi, mato, gal siela yra kažkokia. Ir gal tas skirtumas yra vis tiek? Visų žodžiai gali būti galbūt. Galbūt nėra nieko. Yra taip arba... Ne, tai... Pagrindas yra tame, kad jie yra gyvi ir jie yra nebegyvi. O kas yra po to, po mirties, po tos formos, kuri užsibaigia šitam pasauly visiems, mes to nieko nežinom. Iš ten niekas netėjo. Kol kas mes nesutikom. Kodėl? Jėzus Kristus, ne? Tai čia yra, mes tikim, kas yra pasakyta, bet niekas nematėm ir neišėjo. Per 2000 metų niekas iš ten netėjo ir niekas ten negrįžo. Ir be to jisai buvo, reiškia, Dievo sūnus, o ne žmonių, o mes esam žmonės. Su religija
nemanau, kad reikėtų painioti, mirtis nėra net religijos dalis. Kaip gimimas nėra religijos dalis. Ar mokslo, filosofijos, ar dar tai. Šitos dalys visiškai neprie ko čia. Tokios, mąstymo formos, tai jos neprie ko. Čia yra tik tai apsimestinis toks, apsimestinė literatūra. Čia literatūra, čia pasakos. Mes tas pasakas gyvi sukuriam ir paskui jas ir kartu ir miršta su man. Nes jeigu nebūtų, kita forma yra nepasakų. Ir be to mesgi realiai net neaišku, kai tas gimimas ir negali būti netgi ten tiek, kad mes kaip žmonės gyvenam net ne čia, o tik tai mes tie kūnai yra kaip laidininkai, sakykim, toks pravažiuojantis traukinys pro stotį. Ir tas stotis esam dabar mes čia, mes traukinys, sakykim, kaip nuvažiuojantis. Galima prikurti begalės visokių istorijų. Aš dabar kuriu vieną iš istorijų. Ir tai visiškai neturi nieko pagrindo su mirtim ar su gimimu. Šiuo momentu man buvo aktualu, įdomu pats atradimas, kad visi 7 nykštukai mirė viena mirtimi. Galima sakyti, kad juos suvienijo viena mirtis. Todėl ir yra paveikslo pavadinimas myli. Kaip vienijantis dalykas. Palauk. Pats atradimas, kad visi nykštukai... 7. 7 nykštukai kaip 7 dienos. O kaip jūs supratot, kad jie mirė viena? Kaip jūs tą atradot? Pats sakot, pats atradimas buvo, kad 7 nykštukai mirė viena mirtim, kad tai yra myli. Kaip atradot? Kaip čia tas atsitiko, tas atradimas? Todėl, kad tas atsiradimas yra nuo to, kad, pavyzdžiui, kai matai daug mirčių namuose, pavyzdžiui, yra 3 musė, vapsva, bitė, kamanė, uodas, ir atrodo, kad jie miršta kaip bitė, kaip kamanė, kaip uodas, kaip musė, sakykime, ar vabalas. Atrodo, kad visi jie miršta skirtingai, bet iš tikrųjų jie miršta tai taip pat, ta pačia mirtim. Ta pati mirtis. Nei daugiau, nei mažiau. Tas žodžio pavadinimas mirtis toksai. Čia yra mirtis. Gerai, toks. Tokį žodį aš žinau. Gal ten yra kitokie. O ką jums tas žodis reiškia? Nieko nereiškia. Tai yra pavadinimas, kaip stulpas. Pavyzdžiui, stulpas yra stulpas, stalas yra stalas, medis yra medis. Nieko jis nereiškia. Galima pakeisti visus žodžius ir žodžio reikšmės. Tiesiog sąlyginis žodis, kurį daugiausia visi žino. Šitą žodį visi žino. Mirtis. Lietuviškai. Aišku, yra žodis dvėsti. Taip, yra dar toks būdavo liaudyje žodis, visi žmonės miršta žmonės ir bitės, o dvesia visi kiti. Bet čia yra toksai, sakykime, gana gal grubus reikalas, nors iš to galima dar sukurti vieną pasaką apie tai. Bet pavyzdžiui, man atrodo, kad tai tas pats. O kodėl dvėsti yra grubus žodis? Dvėsilin. Šiaip skamba. O tai lavonas. Kodėl dvėsilina yra? Ir lavonas yra grubus žodis. O tai jie nepanašus. Kūnas. Dvėsti ir mirti. Pavyzdžiui, yra kūnas, malonesnis žodis. Dėl garsų sąskambio? Taip, aš manau, kad kaip ištarsi. Čia gali būti garsai, čia reikėtų gal man skamba grubiai. Dvėsti ir mirti yra geriau negu dvėsti. Su žodis, bet
Principai tai nieko, jokia skirtuma. Čia toksai, jokia skirtuma. Neturi reikšmės. Ir dar vieną, aš labai nekenčiu gyvenimą. Kodėl? Bet labai bijau mirti. Ir tai yra pats paradoksas yra gal dėl to, kad tam tikrą laiką aš visą laiką supratau, kad nekenčiu gyvenimą, bet tuo pačiu momentu bijau mirti ir tai mane aš tapau suglumęs, susisarmatinu. Man tapo sarmata. Taip kaip pavyzdžiui 21 amžiuje numirti nuo apendicito. Sarmata kažkaip. Prie tokio mokslo lygio. Kažkaip sarmata būtų. Bet visko atsitinka. Tai va, sakykime, tokios yra neišvengiamos mirtis ir sarmatlyvos mirtis, bet jokios skirtumų. Čia yra gal būtų tokie niuansai. O aš nesupratau, o tai kodėl iš čia sarmatėtės? Bijoti sarmatėtės ir ko? Kaip? Nieko nesupratau. Ką jūs sakote? Kodėl? Ką čia kalbė, aš nieko nesupratau. Gerai, patikslinsiu. Taip. Sakote, kad gyvenimo nekenčiate, bet bijote mirti. Ir gėda dėl to. Kodėl gėda? Gėda dėl to, kad nekenčiate gyvenimo, ar gėda dėl to, kad bijote mirti? Todėl, kad jeigu nekenti, tai ir mirti būtų gera. Aha. O tai gėda čia kodėl tada? O todėl, kad man buvo sarmata, ne gėda, sarmata, todėl, kad aš noriu gyventi. Nekenčiu, bet noriu gyventi ir visiškai nenoriu mirti. Tai man kažkaip sarmata pasidarė. Kodėl? Todėl, kad du dalykai, arba nekenti gyvenimą, ar nori mirti, kaip nori mirti, todėl, kad nekenti gyvenimą. Negali norėti mirti šiaip. Gal sunku pripažinti, kad vis tik tai kenčiat tą gyvenimą ir dėl to nenorit mirti? Ne todėl, kad aš kenčiu ar nekenčiu, tiesiog aš nekenčiu gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad tai didžiausias absurdas, kuris gali būti po gimimo. Gimti jau yra absurdas. Čia ne mano mintis. Tai kodėl? Aš nežinau, bet aš... Kodėl jums taip atrodo? Gyventi yra didžiausias absurdas po gimimo. Gyventi čia. Kur čia? Dabar, tokioj, taip, žemė. Žemė gyventi tai yra didžiausias absurdas. Kaip ir gimti yra didžiausias absurdas. Jeigu sulygintumėm su kokiam nors religijom arba mokslu kažkokiu, tai pats gimimas jau yra, bet ne apie tai. Nežinau, gal mirtis yra iššaukta, nežinau, čia yra pasakas. Bet gimti prie visų esamų religijų tampa beprasmiškai. Religijos yra beprasmės prie pačio fakto, kad žmogus gimsta. Čia ne mano idėja. Kokia, na? Čia aš tokiam filme išgirdau. Kokiam? Kažkokiam. Apie ką? Filmas? Taip. Fantastinis. Nežinau, kartais būna ir tokiuose filmuose tokių dalykų. Bet tai irgi labai, aš nesakė dėl tų visų religijų, bet principė gimti yra jau pats absurdas, kaip ir gyventi yra pats absurdas ir mirti to labiau yra absurdas. Čia nesueina galai, logikos čia visiškai jokios nėra. Jeigu mes suprantam, kaip kasdien mes gyvenam logiškai, ta prasme, kažkokią turim gyvenimo eigą, aišku, ta eiga gal yra labai grubi, pabūsti, pavalgyti, eiti į darbą,
pareiti iš darbo, ilsėtis, vėl eiti į darbą, paskui numirti, dar biškelį būna tokių įvairovių, pakariauti iš kokią nors, dar kažką nužudyti, už kažkokią tai idėją, ar dar dėl kažkokių jausmų, tai visiškas toks gana ribotumas, visiškas ribotumas. Iš nuobodulio galima kurti, prikurti, galima nuskristi, iš to gyvenimo nuobodulio galima, pavyzdžiui, pastatyti piramidę, ar ten, nežinau, prūdą įsikasti, gaudyti žuvis, valgyti, po to, pavyzdžiui, norėti nuskristi į mėnulį, nenuskristi, toks, man tai atrodo daugiau tai yra iš nuobodulio, tai nėra jokio siekio. Tai palaukit, tai jūs... Taip aš mąstydamas, aš negarantuoju, kad aš galvoju čia logiškai suprantamai, bet taip mąstydamas, taip, man ir išeina su mirtis, tai aš to pradėjau parašyti mirtį. Tokio, kaip sakykim, čia daugiau gal kaip iliustratyvus konkrečių apmąstymų dalykas. Ir aš surišau su asmeniu. Pavyzdžiui, kai numiršti, paleidi likimą. Nulemti. Pavyzdžiui, arba mirtis šokdina laimę. Tokie dalykai. Arba tapti amžinu gali tik numiręs. Nes jeigu būtų galima gyvam tapti amžinu, tai būtų tiesiog tokios mokyklos, kaip tapti amžinu. Tai gal tam yra skirtos tos dailės akademijos ir visą kitą? Gal geriau kepyklos duonos yra tam skirtas. Gal ligoninės skirtos yra tam. Gerai. Vienuolynai galbūt skirti tokie nematerialūs, bet... O tai parodykit nors vieną paveikslą. Dabar. Turit kokią? Čia. Ten du. Čia va, galite atnešti. Atneškit vieną. Mes galim kokį nors vieną truputį panagrinėti. Trumpai. Mes galim panagrinėti. Šalia, netgi atrėmus, tam prie tuštų galėtume... Mano didelį paveikslą, man reikia šitų dirbti. Aš nykštukus galiu parodyti. Taigi nesvarbu, kurios nori gali parodyti. Bet nykštukus mes rodysime parodoje kartu su šitais. Su kuriais? Su tais, ką mes dabar ruošiamės rodyti parodoje, ką mes aprašom, visą tą aprašymą aš viską įdėsiu. Visą tai... Nykštukus tai įrodysim. Kartu su šitais. Tuos 5 paveikslus įrodysim, kartu pas tai yra nuotraukos. Bet jūs dabar galite vieną atnešti ir mes galėtume panagrinėti tokią. Jūs, pavyzdžiui, o jūs galite panagrinėti savo paveikslus kaip kritikas meno? O tarkim, jūs meno kritikas. Taip kaip jūs nagrinėtumėt ne savo, per atstumą. Nenagrinėsiu šitaip aš. Aš jau savo čia žarnu, tai netampysiu. O tai, bet jie visi susukti. O kažkokio ant rėmo nėra, ne? Nors vienas, kad ant rėmo būtų. Nėra, nei vieno. Gerai, tai tada rodykit šitą. Rodykit. Vis tiek rodykit. Panagrinėjom, kodėl nenagrinėsit savo žarną? Todėl, kad man nepatinka žarna. Kaip nepatinka? Aš esu laisvas žmogus, gali patikti, gali nepatikti. Aišku, kad gali patikti ir nepatikti, bet, reikia kažkokios, jūs esate profesionalas, daug metų, jūs visada galite nagrinėti. Taip, aš jau beveik 60 metų gyvenu žemėje, todėl esu profesionalas. Tai dailininkas. Bet mano tėvas tai yra dar didesnis, anus 80. O tai galim gal tėvą paskviesti? Gal negalim. Bet tarkim, jūs esate iš šalies, pavyzdžiui, meno kritikas ir nagrinėjate, atstojat ir žiūrit. Ar jūs gebat atsitraukti nuo tų savo paveikslų? Negaliu. Visai? Ne, aišku. Čia kaip jūsų kūno dalis, bet kūno dalis tai galite nagrinėti šiaip jau. Negaliu. Galit. Negaliu, aš tik... Jūs visą laiką, kai aš jūs filmuoju arba fotografuoju... Tai jūs sakot, reikia man įtraukti pilvą ar ten dar kažką panašiai ir taip toliau, pasišikuojat plaukus, pasiglostat. Aš tik šiandien atėjau, sakiau, reikia nufotografuoti arba nufilmuoti, sakėt, aš nusimsiu maikę. Vadinasi, galit, vadinasi, tyrinėt, nagrinėt, žiūrit.
paprastai, tai lygiai taip pat į paveikslą gali pažiūrėti kaip į savo kūno dalį. Negaliu. Kodėl? Nenoriu. Pas daktarą einat ir nagrinėjatės, tai tikrai irgi galit. Aš pas daktarą einu, nes man sarmata numirti. Taigi būtent. Taip. O paveikslas mane sarmata žiūrėti. Kodėl? Todėl, kad tai yra... Kodėl? Todėl, kad jis yra ne mano. O kieno? Nežinau kieno. Čia yra, reikia dar čia daug apgalvoti šitą. Gal jūs tiesiog galvojat, kad tai yra visiškai geras, tai galite tiesiog pasakyti. Aš galvoju, kad geras. Viskas. Taškas. Jisai yra geras, net nepradėtas. Ir pats geriausias yra nepradėtas. Manau, kad niekas šito momentu, nežinau, ką turėčiau pasakyti. Šitą vietą man neužtenka. Tai nereikia žinoti, galima tiesiog, interpretuoti. Nes nėra tokio dalyko, kuris tiesiog būtų ir turėtų kažkokią. Viskas yra interpretacija. Per žmogaus požiūrio tašką, per jį, per jo patirtį, per tai, ką jis jaučia, nejaučia, galvoja ir visa kita. Nėra absoliutaus objektyvumo. Niekur, nieko, niekaip, niekada. Nėra. Pagal sociologus nėra. Aš sociologų nepažįstu, pagal sociologinių tyrimus nėra. Nėra. Yra. Įrodyta moksliškai, kad nėra. Mes visi valgom. Tai, bet jūs sakėt, kad visi miršta vienodai. Tai objektyvumo nėra. Viskas yra. Visi gimsta ir visi miršta vienodai. Va, viskas. O visa kita, yra. Viskas yra taip. Nėra. Aš sutinku, ką tu sakai. Suprantu aš. Bet taip irgi nėra. Ai, čia Dieve tu mano. Jums padėti? Ne. Man nereikia padėti, man reikia... O tai pavyzdžiui, aš girdėjau... Nieko. Ką? Nieko. Nieko negalima. Norėčiau pasakyti anksčiau, kad taip užstringa, tai vaikai bus zaikos, bet jūsų jau užaugė. Kaip? Kai sakai ir nepabaigi, tai... Čia tai geras. Iš kokia čia tardymo izoliatorius istorija. Iš vaikystės. Taip man aiškino visą laiką. Kad turi pabaigti sakinį, įsivaizduojat, kaip idėja galva. Nesvarbu, patogu, nepatogu, tad tu turi pabaigti sakinį, nes vaikai bus zaikos. Geras čia. Važdėtin iškart toksai. Tuoj, mes tave paskusmą. Žinai, pasaky, jau prasitarei, šakės. Ką prasitarė? Tai jeigu kažką pasakai, nebesakysiu, tada tas atsiranda priežastis. Ne, bet tu kažkaip galvoji, žmogus bijo sakyti, Taip. Tai aišku, ką jis bijo, tai reikia iškart sužinoti ir darbinti jį. Va. Paveikslas. Galit prakaituoti. Taip. Koks chlamas. Kas? Jūs esat, čia, sakykime, mano paveikslas, tarkim, ne? Čia yra mano, tarkim, paveikslas. Tarkim, ką jūs pasakytumėt? Didelis paveikslas. Visam šitam paveiksle keiščiausia yra, reiškia, įvaizdis balerinas. Taip, čia balerinas reiškia... O iš kur čia ta balerina? Nežinau. A, čia ta mirtis? Tai čia mirtis yra kaip balerina, taip. Ir kodėl yra balerina, ne pavyzdžiui, duonos kepėja arba biuro ten darbuotoja ar pavyzdžiui, kokia politikė. Mirtis, sakim, šiuo momentu yra moteris,
kažkodėl tai šiuo momentu šitam paveikslė yra, tos. Apskritai, kodėl mirtis yra moteris? Taip, todėl, kad yra nykštukai, todėl ir myli. Tai čia pagal tą pasaką. Taip, mirtį, vieną mirtį, tai kaip ir skamba moteriškai. Mirtis galbūt biški yra moteriška. Mirtis nėra ne vyras mirtis. Ar mirtis yra moteris? Bet tai čia iš tos pasakos. Snieguolė ir 7 nykštukai. Nu, tai čia gal sutapimas daugiau yra, kad... Pasaka yra sutapimas? Ne. Tas yra 7 nykštukai ir myli vieną mirtį, tai aišku, kad čia tos 7 nykštukai ir vienas Snieguolė. Tai gal todėl ir Snieguolė yra kaip balerina, sakykime, toks įvaizdis sutampa, bet šiuo momentu Snieguolė ir ta myli mirtį, tai ne kaip ir laukiam, kad bus čia 7 nykštukai myli vienas Snieguolę, bet principė tai aš manau daugiau tai yra susiję vieną mirtį, tai čia taip toks jau gana loginis sprendimas, tai nėra labai jau toks netikėtai išradingas, tik tuo, kad šiuo momentu pakeista Snieguolė šioje vietoje visiškai nėra, čia yra tiesiog 7 nykštukai ir myli vieną mirtį, nes jie visi miršta viena mirtimi. Bet tai čia vis tiek yra pasakos motyvas. Iš kur tas pasakos motyvas? 7 nykštukai, manau, atsiranda iš gyvenimo 7 dienos. Savaitė yra 7 dienos, tai čia tas ir dėl ko 7 ne 9, ne 3, ne 14, ne 50 ir ne 60. Ten ar ne 2. Aš manau, kad tai yra tiesiog 7 dienos. Ir žmonės miršta visas 7 dienas. Mes suskaldę tą ratą gyvenimo nuo žiemos iki žiemos arba nuo vasaros iki vasaros, kaip kam patinka, kur sugrįžimą tą vieną ratą, kažkokį ten tą, reiškia tokio vienas, kuris kaip ir prasideda vėl viskas iš naujo kartojasi. Aišku, gali būti prie kitos gyvensenos formos, tai gali būti ir tas ratas trumpesnis tenai, pavyzdžiui, gali būti nuo lygiadienio iki lygiadienio, kaip sakykime, arba ten nuo mėnulio iki mėnulio, reiškia, ir tas jau skaitysis kaip metai, bet dabar mes gyvenam šito laikotarpiu, tai yra 7 dienos. 7 nykštukai tai yra 7 dienos ir žmonės miršta visas 7 dienas. Tai nėra, kad žmonės miršta, pavyzdžiui, tik tai sekmadienį. Ir šiaip turėtų būti, žmogus mirti tik tai sekmadienį galėtų. Nes jį sukūręs ten, kurią 7 dieną, tai jis turėtų tą mirti. Trečiadienį negalėtų mirti, ketvirtadienį negalėtų mirti, penktadienį neturėtų mirti, reiškia, ir turėtų mirti tada, kada jį sukūrė. Va tai būtų biškai jau logiškiau. Vis dėlto, va čia reikėtų pakoreguoti šitą reikalą. O tai jūs taip ir koreguojate, ar kaip čia nutiko? Taip, aš dabar koreguoju, va dabar sėdžiu ir koreguoju, dabar jau pradėjau. Taip, kuriam pasakas gyvendami. Jūs dažnai tapyboje kuriat pasakas? Tai būna periodiškai kuriu. Tai dabar šita... Čia yra būtent tų tokių dalykų ir kūrimas. Taip, aš paprastai tai tapau, kuriu tuos tokius neutralius kūrinius, kurie neturi, reiškia, jie neturi loginio pasakojimo. Aš taip sąmoningai vengiu iliustratyvumo arba deklaracijos arba manifesto arba nerašau Biblijų. Ta Biblija čia tokia perkeltina prasme. Nerašau testamentų, ta prasme. Tokių retai tuos paveikslus tokius periodus kuriu.
Retai. Tai čia yra vienas iš tų periodų, kai yra, jisai iliustratyvus tam tikrų apmąstymų seka. Tai daugiau galima būtų suprasti, kad taip, ir man labai patinka. Man patinka šita... O kodėl mirtis juodai balta, o nykštukai spalvoti? Galbūt todėl, kad tai asocijuojasi su to, kai užmerki akis ir miegi, užmiegi. Ir kai miegi, pabundi ir iš tamsos į šviesą ir iš šviesos į tamsą. A nežinau, gal yra žmonių, kurie miega ir neužsimerkia, bet aš miegu užsimerkęs. Tamsoj, miegu tamsoj. Kas yra labai įdomu. Kodėl miegu? Ir iš vis kodėl miegu? Bet čia iš vis tokių daug klausimų, kurie yra nepaaiškinami. Nemanau, kad labai galėčiau ir gal ir... Bet visuose... Labai yra žmonių, kas galėtų paaiškinti, dėl ko mes miegam, nemiegam, kodėl mes gimstam ir mirštam, kodėl mes, pavyzdžiui, mirštam tada, savaitės tą dieną, kai mūsų dar nebuvo sukurta. Principe, mes turėtume mirti tik tą dieną, kai mūsų kūrė pagal savo atvaizdą. O tas dienas, kai kūrė ir ilsėjasi, mes turėtumėm, ir būti tokie, reiškia, kai gyvūnus kūrė, tada mes tą dieną turėtumėm valgyti, kai kažką, per kiekvieną dieną 7 dienas mes ir turėtumėm gyventi per tas 7 dienas, kaip sukūrė. Ir jeigu, pavyzdžiui, sekmadienį ilsitės, mes ir stengiamės ilsėtis, tada mes tikrai neturėtumėm mirti. Tai gyvenimas yra spalvotas, dėl to tie nykštukai, kurie dar gyvi, tai yra spalvoti. Tai mirtis yra juodai balta. Taip, todėl, kad mes mirštam 7 dienas per savaitę ir gyvenimas todėl ir yra spalvotas. Spalva tai susijusi su daugiau ne su gyvenimu, bet su tuo, kad mirsim visas 7 dienas. Neišvengiamai. Šito dalyko nepakeisim. Nebus tokių žmonių, kurie pakeis. Gerai. Gerai. Aš irgi sakau gerai. Bet. Kodėl mirtis yra realistiškesnė? Realizmo čia yra, taip? Ir visuose to periodo paveiksluose atsikartoja. Taip, šitoj vis dėlto gyvenimas yra spalvotas, kubistinis, o mirtis yra realistinis. Taip, visi paveikslai yra tapyti imituojant realizmą. Arba stengiantis laikytis tapybos reiškia vaizdavimo realiau. Imituojant tikrovę. Ne realiau, bet imituojant tikrovę. Reiškia šviesos kritimą ant tikrų daiktų erdvėje tapyba. Taip paprastai kalbant. Mes stebėtumėm, kaip ant daiktų krenta kryptinga šviesa, tai va čia šitoj ir aplinka yra spalvota, ir ta aplinka yra spalvota, ir tie nykštukai yra spalvoti. Nėra labai daugiau spalvų. Aišku, tas simbolis tarp mirties juodai baltos arba monochromiškos spalvos, kuri perauga į juodą. Čia taip kažkaip tai nežinau dėl ko. Čia iš tikrųjų aš čia kažkodėl, kodėl čia tokia juoda. Kad čia ne juodai balta. Galbūt taip. Ir šitam paveiksle nėra erdvės. Reiškia, konkrečios, tai yra abstrakti erdvė.
Ir joje, pavyzdžiui, tie pavarvėjimai tokie, tai galbūt čia atsiranda, kad kaip tik, kad norėtų atsisakyti pačios erdvės kaip savokos, kaip būties. Erdvės kaip būties. Nes ta erdvė, kurioje mes gyvenam, yra būtis, arba gyvybė. Joje pulsuoja vien tik gyvybė, gyvastis. Arba esatis, arba būtis. Sakykim, tai toks derinys yra. Aišku, tai yra ir chaoso, ir taip toliau, sakykime, yra tas dalykas. Tai todėl galbūt tie pavarvėjimai atspindi chaosą kaip tokį, kaip medžiai auga, žmonės vaikšto, namai statomi, vyksta kažkokie tai procesai chaotiniai. Nes nėra kryptingo, kad dabar bus taip, o dabar bus taip. Viskas tuo pačiu metu ir yra tuo pačiu momentu ir nėra tuo pačiu momentu. Ir atsiranda ir išnyksta arba miršta ir gimsta vis tokia didžiulis chaosas, tai ir nėra konkrečios erdvės, kur tie 7 nykštukai, nors kodėl mirtis yra ant suolelio ir nesuprantu šitą. Irgi įdomu, kodėl ant suolelio, kaip ir mirtis būtų sėdėjus ir nuvirtus. Ir dar nuvirto jinai aukštielnė. Nes pasiduoda gal? Nuvirto aukštielnė. Bet tai gali būti tik tai vaizdavimo kaip ir išradingumas. Kad mirtis taip pavaizduota kaip ir truputėlį. O gal jūs ją norit truputį kažkaip sumažinti, sumenkinti, kad jinai nugriūtų, pasitrauktų? Nežinau, nenoriu aš, kad jinai pasitrauktų. Nes jūs sakėt, kad bijot mirti, tai su ją kažką reikia padaryti tada vadinasi, ar ne? Nieko negalima padaryti. Kaip negalima? Galima išgerti piliulę, vaistų, nuspirti, nustumti tą mirtį. Negalima. Negalima? Aš manau, kad nieko negalima padaryti ir nereikia gal ir daryti. Aš manau, kad iš šitų taisyklių, kuriuos priversti kitus laikytis, iš šitų paveikslų nebus įmanoma. Ir aš to net nenoriu. Nėra čia tokios siekiamybės. Tiesiog tai daugiau asmeninis mano santykis su padėtim, kurioje aš esu. Taip, kaip žmogus ir kaip gyvulys. Taip, žmogus, nes galiu svarstyti, ir gyvulys, kad turiu valgyti, gimti ir mirti. Tai tokia gana dvilypė padėtis. Gerai. Jeigu reikėtų apibendrinti tą parodą visą, visų kūrinių visumą, kaip jūs aprašytumėte? Arba tiesiog, tie visi paveikslai yra, kaip ir šitas paveikslas, atspindi tą patį, taip? Ar yra kažkoks skismas? Ar iš pradžių, kad čia jie myli tą vieną mirtį, tada kitas paveikslas ir vadinasi mirtis paleido mano likimą. Aš suprantu, kad tai yra iliustratyvus mąstymas, sekantis jūsų savijautos ir iš vienos būsenos jūs pereitinėjate į tą kitą. Ir jie truputį vis kito, aš taip suprantu, ne? Jie juk nėra visai vienodi. Jie visi yra, vienintelis, kas juos jungia, tai jungia erdvės nebuvimas. Tai reiškia, ta erdvė daugiausia yra jau nutapytose paveiksluose vienos spalvos. Sakykim, vienos spalvos. Taip, yra
tos erdvės yra spalvos, net jeigu ten bus balta arba juoda, tai irgi tai kaip spalva, spalvos forma. Nenoriu gilintis į tą dalyką, kad baltos ir juodos nėra natūralioje gamtoje, bet tai natūralioje gamtoje neturi būti, natūraliam gyvenime neturi būti mirties ir gyvenimo, tiesiog turi būti kažkokia tai, reiškia, esatis forma be formos. Ir forma tiek pat, aš manau, turėtų būti laisva. Jeigu yra deklaratyviai pasakyta, kad mes esam laisvi, tai bet kokią formą aš turėčiau ir įgauti bet kur, bet kokiu atveju. Ir tuo labiau, kad man nereikėtų taikytis prie kitų gyvenimo formų. Jeigu kalbant taip, aš turėčiau įgauti formą bet kokią, bet kur ir bet kada, laike, erdvėjai ir sąmoniai, mąstyme. Mąstymas tikriausiai būtų vientisas, jisai vientisas būtų, bet aš šitoj visatoje arba šitoj, reiškia, išraiškoj, kurią galima suprasti arba galima netgi suprasti ateityje, taip kaip suprato praeitį, vis tiek tai turėtų būti vientisa, tas dalykas. Laisvas tai nereiškia, kad laisvas nuo mokė, laisvė turi būti pilna ir laisvės pasirinkimas turėtų būti pilnas, o ne dalinis. Ir reiškia, tik tai rašytinis, bet pilnas. Jeigu aš noriu pereiti medį, tai aš ir pereinu. Jeigu aš noriu eiti jūros dugnu, tai aš ir einu jūros dugnu. Jeigu aš noriu būti banginė, aš esu banginis. Jeigu aš noriu būti mėnulį, tai aš noriu būti mėnulį. Tai ką aš noriu, tą aš ir darau. Tai yra laisvė. Be jokių apribojimų, be jokių išankstinių pasiūlymų ar kažkokių išankstinių sąlygų. Tai yra kaip mes įkvėpiam ir esam gyvi, tai mes įkvėpiam, nėra kažkokio įkvėpimo ir dar kažko tai prieš tai. Aišku, yra pats irgi tas, visas šitas irgi yra toksai nesuprantamas dalykas, bet neturintis logikos, reiškia. Užauginti 20 paršų tam, kad padaryti vieną automobilį, arba pragyventi 100 metų, arba pragyventi 10 dienų, kad užpildyti tenai kokią nors deklaraciją, kurią kažkas sugalvoja, kad ją reikia pildyti. Tai yra visiškas, tai nelogika, aš jau nekalbu ten tų kitokių žodžių, bet sakau, tai nelogiška. Kodėl jums turi būti logiška? Todėl, kad yra gimimas ir mirtis. Gyvimas ir mirtis yra loginiai dalykai. Jie nėra pirma mirtis, po to manau, logika atsiranda, kai yra gimimas ir mirtis. Arba atsistoji ir eini, arba sėdi ir atsistoji, arba stovi ant kranto ir plauki. Kažkoks dalykas, kuris seka po to, yra priežastis. Ne, ir pasiekmė yra loginiai dalykai. Yra priežastis, pasiekmė. Priežastis, pasiekmė. Pasiekmė, po to vėl atsiranda priežastis. Du dalykai tokie. Tai du dalykai. Daugiau ten gal ir, nežinau, gal dar ir kokių nors išrastų, aš negaliu viską žinoti. Ir suprasti šiuo atveju. Gerai, baigiamai žodį, norit pasakyti kokį nors. Palauk, aš buvau kažką dar sugalvojęs tokią. Vat ką tik tai buvau sugalvojęs. Gerai, ką? Logika, aš paklausiu, kodėl jums yra svarbi logika? Nes mes kalbam jau 53 minutės. Ojojoj, čia visi praalko. Ir aš noriu pasakyti, kad tas žodis logika, jis visą laiką atsikartoja, kad yra nelogiška. Aš suprantu, tas nekenčiate, nes nelogiškas tas gyvenimas.
Ir ta mirtis, ir gimimas vis atsikartoja, ir ta logika atsikartoja. Ir tai yra susijęs su tuo, kad nekenčiate, bet bijote, nes yra priešprieša. Visur yra priešprieša, tai yra pliusas ir minas, visur teigiamas ir neigiamas. Ir ta mintis, kodėl atsirado, tai yra, nes jūs nekenčiate, bet bijote. Bijote, reiškia, norite gyventi, mirti bijote. Tai yra vienas priešingai. Tai yra gimti, mirti, yra vėl lygiai priešingai. Ne? Logika, nelogika, ne? Visur. Ir viskas tas atsikartoja. Kodėl? Tai gal čia ta logika, nes čia yra tokie priešingi poliai visiškai. Tai taip, aišku, tai yra, tai gal, nežinau, kas tai yra. Aš negaliu nieko pasakyti apie tai. Yra taip, kaip yra. Ir taip yra. Ir nėra taip, kaip nėra. Čia galima ir taip, sakykime, daug žodžių gražių, taip ir ne, taip ne, ir taip ne, ir ne, taip. Bet principė, aišku, galima dar panirti į savo tenai baimių ir džiaugsmų, reiškia, asmeninius dalykus, bet jeigu išmetant tą kaip žmogų, kaip aš išmetu asmenį, nors visa šita popėja arba visa šita seka paveikslų yra labai asmeniški. Jie yra mano asmeninis supratimas, tai nėra su mano padėtim, ar dar, kad tai, tiesiog tai yra mano asmeninis gyvenimas, mano asmenybė. Tai esu aš. Ir ten, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip mirtis šokdina šokdina laimę, šokdinanti laimė, mirtis šokdinanti laimė, ar dar kažkokie, aš manau, kad daug dalykų, kurių dar nesu iliustravęs, tų dalykų, tų posakių ir atradimų yra labai asmeniški, nes mirtis yra labai asmeninis dalykas, labai asmeninis ir jau kaip ir mirtis ateina mirtis, ateina, kai aš jau turiu daug asmeniškų dalykų, turiu daug asmeninių dalykų. Aišku, mirtis kažkodėl ateina ir tokiam amžiui, kai žmogus nesupranta savo dar kas yra asmeniniai dalykai. Tai aš manau, kad jos tikrai neturėtų būti pagal visus religinius dalykus, kuriuose aplink mane supa. Kiek tų religijų aš nežinau pasaulyje, bet tai neloginis dalykai. Tai nelogiški dalykai. Tai yra, nenoriu nieko įžeisti, tikrai nenoriu įžeisti, bet tai man esant čia yra labai įdomu. Galiu paklausti. Jūs galite visada paklausti, nežinau, ar patorus būna atsakymai, tinkami šiam gyvenimui. Gerai, tai nėra tinkamo ar netinkamo. Ar gali būti, kad logika tai yra kaip lentyna, į kurią norisi padėti tą savo gyvenimą? Kai nėra tos logikos, tai negali padėti tą savo gyvenimą, į tą lentyną ir kad viskas būtų aišku. Ir tai yra, negali kontroliuoti. Tai ar jums labai baisu, kad negali kontroliuoti visko? Ir dėl to... Ne, aš nenoriu... Paleisti tą mirtį, paleisti tą kažkokią kontrolę, aš nežinau, nėra čia susiję, nes logika tai yra kontrolė. Aš manau, kad logika yra taip, viena iš kontrolės formų, bet šitoj pusėje paleisti mirtį yra primestinė reiškia dalis gyvenimo. Sudaro mano gyvenimo dalį sudaro primestinė, sakykime, loginė seka. Ta, kuri yra man primesta, aš jos nenoriu,
bet jinai egzistuoja priverstiniu būdu. Kuri yra man ir tuo pačiu yra labai sunkiai įgyvendinama, ne visada pavyksta įgyvendinti. Nu, vat, pavyzdžiui, galima neatsargiai viršyti greitį ir tada turėsi mokėti baudą. Su pinigais turiu problemų, todėl ne visada galiu sumokėti. Jeigu man duotų ir aš turėčiau tų pinigų ir aš sugebėčiau jūs ir jų, tai man negaila mokėti baudas, nors ir kiekvieną kartą. Bet kai yra labai sunku su pinigais, tai vat, gaunasi kaip ir tada gaunasi toks primestinis loginis dalykas. Kažkoks yra parašyta, kažkur kažkas yra pažymėta. Kažkur yra kažkas, visada kažkur kažkas yra sukurta už mane ir aš priverstiniu būdu turiu tai įvykdyti. Neskaitant to, kad man sugenda dantis, kur aš sakau, nenoriu, kad sugestų, bet jis sugenda. Neskaitant to, kad atskrenda bitė arba vapsvarygelė. Arba uodas, pavyzdžiui, atvažiuoja, atskrenda pas mane valgyti. Ašgi neskrendu pas uodą, pavyzdžiui, valgyti. Neskrendu pas tą patį uodą. Nu, aišku, aš valgau kiaulę. Kiaulė nevalgo manęs, nu tai gal tada ir uodas gali mane valgyti. Nu, gerai, čia galim susitarti su gamta. Kažkaip su gamta taip, jeigu aš valgau jos, tai dalį tai jinai manęs gali valgyti. Taip, gerai. Su to susitarsi. Gerai. Taip, pasakas yra lengva kurti. Paveikslus irgi lengva, ar ne? Ne, paveikslus sunku. Šiaip paveikslus labai sunku kurti. Kodėl? Todėl, kad reikia labai daug įdėti pastangų juos kurti. Ir reikia labai daug mokėti. Reikia labai daug mokėti ir nepamiršti, ką moki. Taip, yra ir sudėtingesnių specialybių. Pavyzdžiui, yra daug sudėtingų specialybių, iš tikrųjų, kurie yra labai sudėtingas. Daug žmonės moka labai sudėtingų dalykų. Man, jeigu taip, nekalbant apie tai, ką kiti moka, man labai keista, kodėl žmonės gali kodėl jiems yra suteikta galimybė padaryti reiškia mirtį. Tai nors žmogui yra suteikta galimybė, jisai, sakykim, ir gyvybę sukuria, bet ta gyvybės sukūrimo forma yra sudėtingesnė negu sukurti mirtį. Nu, ar sukurti, ar įvykdyti, aš nežinau, kaip tą žodį galima pavadinti, man šitoje vietoje irgi labai neaišku yra. Tai irgi kaip ir prie tų paveikslų viskas eina. Dar aš neturiu tokio paveikslo nutapęs, kaip žmogus, pokšt ir viskas, pavyzdžiui, ir tai padaro. Pavyzdžiui, įvykdo mirties bausmę. Žmogus. Ne kažkas kitas įvykdo mirties bausmę. Bet tai čia tarpusavio susitarimas, tai žmonės taip nusprendė, ar ne? Ne, jie tą turi galimybę, jie, pavyzdžiui, to negalėtų padaryti. Nu, pavyzdžiui, žmogus negali skristi, taip, plas ir neskrenda. Taip, plas ir neskrenda. Krist gali žmogus, taip, krist gali. Bet taip, be jokių ten savo išradimų proto, reiškia išradimų arba atradimų proto, jisai skristi negali. Kaip stovėdamas nuogas, jis negali skristi. Bet kažkodėl tai stovėdamas nuogas, neturint jokių daiktų, pavyzdžiui, gali paimti ir padaryti mirtį. Aišku, jis gali padaryti ir gyvybę, bet gyvybę jisai negali, tiksliai, o dabar ir vienas žmogus, jam reikėjo kito žmogaus.
Tai tokie, mąstant apie mirtį galima surasti tokių keistų dalykų. Aš irgi sakyčiau, tai nelogiška, gal gerai, tas dalykas negalima viską vadinti logiškais, reikia kažkokį kitą žodį sugalvoti. Keistas arba netikras. Geras tas žodis, tik jis atsikartoja. Jeigu atsikartoja, jis vadinasi svarbus. Ir čia šita logika yra svarbi, nes gimimas ir mirtis yra logika. Nežinau, kas čia tu žaidži. Aš čia ką sakėt, viską rašau. Ne, taip aš negaliu kalbėti. Taip sakėt, aš net turiu įrašą. Čia labai jau gražiai pakalbėti. Aš čia parašysiu, bus labai gerai recenzija. Ne, veltui knygas, kai tu kaip rašyti apie meną. Tik dar nežinau. Pagal sociologiją tai interviu yra irgi geras. Tai čia bus toksai pusiau aprašymas, recenzija kartu su interviu. Aš manau, kad interviu menininko šiaip irgi jau yra tokia kaip forma. Menininkai dabargi, pavyzdžiui, yra ir kuratoriai, ir kritikai, ir menininkai tuo pačiu. Ir jie gali ir savo kūrinius aprašyti, ir kitų yra. Jau yra sumišę, jau yra 2-3 viename. Nėra taip, kaip seniau būdavo tik kritikas. Jis turi būti nešališkas, jis neturi kurti, jis neturi draugų, jis negali rašyti apie savo tos draugus, menininkus ir visą kitą. Dabar nebesvarbu tada, kaip šiandien man sakė, kad viskas patapo taip, kaip pradėjo per švelniai rašyti, pradėjo rašyti apie draugus, tam, kad įtikti ir viską ir panašiai, ir tas sugriovė kritiką meno. Tai šiandien Raimondas sakė, ne? Tai po to, kaip visas tas perversmas toliau vyko, tada, kai tas rašymas apie kritiką gavosi, žinai, ten per pažintis kažkas tokio ir taip toliau, ir tada atsirado dar apskritai ta kritika, kaip atsirado, nes kai buvo imperatoriai, tenais tam priklausai, ir tada tik tavo menas vertingas. Ir kai kažkurie sakė, ne, palauk, tai mes galime irgi padaryti, rašyti tą kritiką, kritikuoti, ir tada menas patapo ne tik tų, kurie turi buvo užantyje kažkieno turtingų ir įtakingų, bet visi galėjo tapti gerais, tais įtakingais menininkais, svarbiais, jų kūriniai tapo, kai atsirado kritikai, nei dėl to ir atsirado ta kritika. Kai visi kai dauguma žmonių tapo laisvų. Taip, tai tam kritika atsirado, kad išlaisvintų. Įgijo, reiškia, jie tapo laisvi. Tai laisvi žmonės ir kai menas tapo laisvas, laisvas menas tapo, atsirado ir meno aiškintojų, kritikų arba taip. Tam, kad išlaisvintų. Irgi, tuos, kurie... Taip, aišku, po to atsirado cenzūros formos, ir kurios, sakykime, viena iš tokių žiauriausių, reiškia, cenzūrų, kurias mes patiriam, tai yra finansinė. Net ne ideologinė. Prie ideologinės cenzūros galima buvo, reiškia, alegoriniam formam daug ką pasakyti. Ir yra labai ryškių menininkų, kurie gyveno tam tikrom diktatūrom ir labai ryškiai daug pasakė, reiškia, galėjo išsakyti to laikmečio realybės, to laikmečio tikrovės aprašyti, kuri buvo galbūt ir nueidavo į istoriją, žmonės išmirdavo ir nieks nebeprisimena. Tai čia toks dalykas. Bet finansinė cenzūra, reiškia, ir sukaustė, ne tik menininkus sukaustė, bet sukaustė ir aišku, ir kritiką. Nes kritika tapo tokia dalykas, kad kritikuodamas arba aptardamas, šis žodis kritikas tai nėra, kuris sako, kad tai yra blogai arba tai yra taip, tas žmogus aptardamas meno eigą gali kitam žmogui sutrukdyti gyventi. Jisai pateks į finansinę cenzūrą, ta prasme, nebepirks jo paveikslo, negaus jisai pinigų ir jisai priverstas bus, reiškia, savo laisvę išmainyti į kitą gyvenimo formą, pereiti į kitą laisvės formą, pavyzdžiui, eiti dirbti, ir tai ne visada yra darbas, ne visada yra laisvės forma. Ar jūs bijote eiti į kitą laisvės formą? Ir čia tie paveikslai nėra su to susiję, kad jums gali būti priverstas eiti į tą kitą laisvės formą? Nebijau aš. Ne, iš tikrųjų, taip, baimės kaip tokia forma nueiti ir dirbti ir tada
dirbti ir gyventi, tai yra išgyvenimo dalykas, bet kad aš netapysiu, tai iš tikrųjų aš netapsiu. Jeigu aš netapysiu, tai aš nors... Ar jūs mirtumėte, jeigu netapytumėt? Va čia yra įdomi padėtis. Kiek žmogus atsisakydamas savasties, reiškia prisitraukia savo neigiamos energijos. Kaip sako dabar madoj, reiškia atsisakydamas savęs arba savo gebėjimų, reiškia ta prasme, jisai numiršta. Čia, sakykim, aš nežinau tų žmonių ir tų dalykų, bet man atrodo, kad vis dėlto, kas yra duota žmogui, o ne jisai išmoko, yra išmokta ir yra duota. Manau, kad dar kol kas aš laikausi dalyko, kad menas žmogui yra duotas, duotybė. Tokia dovana, Dievo dovana. Nežinau, kur čia pasireiškia Dievas ir kodėl čia yra dovana, bet šitoj vietoj aš sutikčiau, kad kažkodėl tai irgi toks. Bet tai čia vėl tas neturi, nežinau. Labai keista yra. Labai čia keista yra. Nors aš kūrybą manau, kad yra visur. Lygiai taip pat auginant pomidorus, lygiai taip pat šluostant dulkes, arba renkant šiukšlės, arba skrendant su lėktuvu. Ta pati kūryba, kaip ir tapant paveikslą ar grojant smuiku. Tik tai ir tam žmogui būtent yra ta kūryba tokia pat sunki. Kiek žmogus įdeda jėgų grojant su smuiku ir kiek žmogus įdeda kūrybos renkant šiukšlės, kiekvienas neša tiek, kiek gali. Ir ne tiek, kiek mums atrodo, tiek, kiek jis viduj gali. Gal jisai tik tai tiek ir te gali. Taip yra. Jo kūnas tik tiek gali. Jisai, nors dėl kažkokių priežasčių mes irgi esame visi panašus. Nėra taip, kad tas, kuris, sakykime, tas, kuris atrodo didingai, jisai gali, pavyzdžiui, ir nieko nedaryti. O tas, kuris yra mažutis, o pavyzdžiui, norės nešioti sunkumus. Aš manau, kad čia tokie yra, daug galima daug dalykų, kalbant apie mirtį, galima daug kalbėti apie gyvenimą. Nes kaip ir kai mirtis baigėsi, tai nėra ką ten apie tą mirtį ir galvoti, kas ten po mirties. Mes vis tiek šnekam, kas įvyksta prieš mirtį. Tas dalykas. Ir kaip ją suprasti. Ir aš nežinau, ar įmanoma, pavyzdžiui, nagrinėjant, jeigu aš sukursiu tiek paveikslų, ar bus lengviau? Nebus, bus lygiai ta pati baimė. Niekios čia baimės aš neatsikratysiu. Čia tas pats liko, bet tik tai tas, kad kartais būna gana linksma, pagalvojus, kad 7 nykštukai myli vieną mirtį. Jie visi miršta vieną mirtį. Visi miršta vieną mirtim.